Treneri, jūsų trumpas komentaras po rungtynių su Korėjos rinktinė. Su Koreja tikrai 2 kėlinius buvo labai sunku. Trečiam žaidėm, manau, geriausiai kėlinį trečią. Aišku, ten jų vartininkas padarė labai didelę klaidą, kad tai pasielgė ir dėl to mums pasisekė juos palaužti. Rytoj turėsime laisvę dieną, o po to žaisime su Slovėnijos rinktinė. Kiek teko matyti, Slovėnijos rinktinė yra viena aukščiausių pagal ūgių rinktinė čempionate. Ar tai mums privalumas ar trūkumas žaisti su ja? Iš tikrųjų pamatysim, manau, penktadienį tą, bet taip, slovėnai vieni didžiausių komandų ir tikrai jie žaidžia neblogai, vieni iš favoritų, tai nebus lengva, bet manau tikrai kovosim, nes turim šansą laimėti, išanalizuosim varžovą ir manau nesusileisim tikrai jiems. Ačiū, sėkmės. Važiuojam toliau. Simai, 3 įvarčiai rungtynėse su Korėjos rinktinė. Ar būtum patikėjęs tuo, jeigu būčiau ryte tau tai pasakęs? Ne, tikrai nebūčiau patikėjęs, jeigu būtum man pasakęs, kad šį rytą įmušiu 3 įvarčius prieš Korėjos rinktinę. Bet kaip žinom visi, kad ledo ritulyje niekada nežinai, kas nutiks žaidimo metu. Ir manau, šį kartą man ir mūsų komandai Lietuvai pasisekė tai padaryti trečiam kėliny. Ir aš tikrai dėkuoju mano komandos nariam, kurie padarė man tos pasus, nes be jų nebūčiau to padaręs tikrai. Tai didelis ačiū jiems ir pas mus komandai tik hard workas. Ačiū. Ačiū.